Yra viena akimirka, kurios nemato niekas. Ji ateina tada, kai šimtai minčių sutelpa į vieną. Tik pirmyn. Kai kojos jau žino, ką darys, o širdis dar tik ieško ritmo. Šįryt tas ritmas turi savo vardą. Polka. 300 bėgikų. Vienas rytas Čikagoje prie Michigan ežero. Ir šventė, kuri šį kartą prasidėjo ne scenoje, o bėgimo taku. Kaip šokių šventės dalis, sujungusi tuos, kurie atvažiavo šokti, su tais, kurie atvažiavo bėgti. Šokių šventė prasideda nuo polkos ramų. Dalyvauja iš tikrųjų rekordinis skaičius, tiek kiek leidžia limitas 300 žmonių. Čia tokia kaip ir lietuvybės šventė. Labai džiaugiuosi ir labai visiems linkiu gero kelio, gero vėjo ir geros šventės. Šį rytą suėjo ne vien čikagiškiai. Čia suvažiavo lietuviai iš viso pasaulio. Puikiausios nuotraukos suvažiavę iš viso pasaulio lietuviai ir nelietuviai, visi bendrai. Ir matau čia, kur bėga, nėra tik tai lietuviai, čia čikagiškiai prisidėjo prie šito renginio. Ir reikia tikrai padėkoti rengėjams, kadangi tiek daug darbo matyti. Ir turbūt tai ir yra svarbiausia, kad tokį rytą niekas nebėga vienas. Pirmiausia, apšilimas. Tik čia jis kitoks. Ne vien ištampyti raumenys, o pirmieji polkos taktai, į kuriuos pamažu įsitraukia visa minia. Dar niekas nebėga, o ritmas jau judina kojas. Vienas paspaudimas, vienas garsas. To užtenka, kad 300 žmonių pajudėtų viena banga. Nuo šios sekundės nebesvarbu, kas ir iš kur atvažiavo. Lieka tik takas po kojomis. Ir tas pats ritmas, vedantis visus pirmyn. O tarp tų 300 bėgo vienas žmogus, kurio metų niekas nedrįstų atspėti. 95. Ant kepurės 3 raidės ir skaičius. VFW 2785. Karo veteranų ženklas. Tai Vytautas Paškauskas, už kurio pečių beveik visas amžius istorijos. Šįryt stovėjo toje pačioje rikiuotėje, kaip ir visi. Finišas mažai teklausė apie laiką. Jam rūpi kas kita. Ar sugrįžo šypsodamasis? O čia sugrįžo visi ir kai kurie polkos žingsneliu. Savijautą labai gera, nutekė ilgai ir dinamiškai dienai ir pakrauna energijos. Labai džiaugiamės. Tokia gausa dalyvių, taip linksmai nusiteikusių, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių. Lietuva atneša sveiką gyvenimo būdą į Čikagą. Gražiausias to ryto kadras buvo negreičiausiųjų. Ant vienos pakylos susitiko 2 žmonės. Jauniausias bėgikas ir vyriausias dalyvis. Tas pats 95 metų veteranas ir vaikas, kuriam gyvenimas dar tik atsiveria. Abu vienoje nuotraukoje. Tarsi visa bendruomenė nuo pat pradžios iki pabaigos sutilptų į vieną kadrą. Medaliai atiteko visiems, o pagyrimo raštus 1-3 vietų laimėtojams įteikė Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Regimantas Jablonskas. Vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių grupėse, kad kiekvienas, kuris šįryt bėgdamas atidavė viską, išsivežtų ir prisiminimą. Pamenat tą tylią akimirką pačioje pradžioje, kai širdis dar tik ieškojo ritmo.
Šįryt ji jį rado. Ir kai visi išsiskirstys po šokių šventės, kas atgal į Floridą, kas per vandenyną, kas namo čia pat Čikagoje, tą ritmą kiekvienas išsiveš su savimi. 300 širdžių, nuo jauniausio bėgiko iki 95 metų veterano. Viena polka ir bendruomenė, kuri net toli nuo Lietuvos juda kartu. Ir kol ji juda, mes būsim šalia, su kamera. Nepamirškite prenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte kito karto. O šiuo įrašu pasidalinkite su tais, kurie tą rytą bėgo kartu, arba dar tik svajoja stoti į rikiuotę.